Transformeriai buvo pastebėti tikrame gyvenime, kažkur šio miško apylinkėse. Pažiūrėkime keletą vaizdo įrašų. Šis lėktuvas skrenda miške, kuriame esame mes. Kažkas transformuojasi į Megatroną. Tai Megatronas tikrame gyvenime. Bet tada, oho, čia vyksta kova. Optimus Primas kovoja su Megatronu. Jie kovoja vienas su kitu. Ir vyrai, visa tai įvyko kažkur netoliese. Kas nutiko toliau, vyrai? Jie taip smarkiai kovoja. Ir Optimus Primas pralaimi tą kovą. Tai beprotiška. Kas nutiko toliau? Ne! Optimus Primas buvo nugalėtas. Megatronas laimėjo. Tai gali reikšti tik viena. Optimus Primas kažkur netoliese. Taigi, šiandien mes bandysime surasti Optimus Primą ir kitus Transformerius tikrame gyvenime. Taigi, pirmin! Eime, Optimus Primas ir Megatronas. Jie kovojo kažkur ten. Taigi, pirmin! Ei, palauk, tai tikrai atrodo kaip Megatrono ranka. Pažiūrėkite ženklą. Tai Decepticonų ženklas. O dieve, beprotiška. Tai tikra roboto ranka. Ir pažiūrėkite tuos šiurpius pirštus toje didelėje žnyplėje. Tai gali reikšti tik vieną. Megatronas taip pat gavo smūgių nuo Optimus Primo. Vaikinai, turiu idėją. Taigi Megatronas buvo čia. Tai reiškia, kad Optimus Primas taip pat kažkur netoliese. Turime paleisti mano skraidantį droną, kad jį surastume. Padarykime tai dabar. Atėjo laikas skristi ir surasti Optimus Primą. Einam, vaikinai. Gerai, dabar aš esu virš to didžiulio lauko. Pažiūrėkime, ką galime rasti. Oho, vaikinai, pažiūrėkite, tai Optimus Prime transformuota forma. Jis atrodo kaip sunkvežimis, bet pažiūrėkite į tą nuostabų sunkvežimį. Jis atrodo taip šauniai, man jis labai patinka. Optimus Prime yra mano mėgstamiausias Transformeris. Nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo, jei jums taip pat patinka Transformeriai. Gerai, pajudėkime šiek tiek kairiau. Skriskime arčiau mūsų. Vaikinai, o dieve, tai Megatronas. Megatronas yra netoliese. Oho, pažiūrėkite, koks jis piktas. Jis toks įsiutęs. Jis piktas, nes prarado ranką per kovą. Galbūt tai labai pavojinga. Būti šalia Megatrono yra labai pavojinga. Įsivaizduokite, koks didelis yra Megatronas. Jo ranka tokia galinga. Jis 10 kartų didesnis už mane. Vaikinai, turime prieiti arčiau Optimus Primo, kad padėtume jam surasti jį tikrame gyvenime. Bet Megatronas yra netoliese, taigi tai labai pavojinga. Todėl turiu važiuoti savo dviračiu labai tyliai, labai atsargiai. Einam, vaikinai, būkite labai atsargus. Pirmin, pirmin, pirmin! O dieve, aš tai bijau Megatrono. Jis gali būti kažkur netoliese. O dieve, turime būti kuo atsargesni. Palauk. Kas tai, vyrai? Ne, vyrai. Tai neįtikėtina. O dieve, tai Bumblebee. Tai Bumblebee galva. O dieve, ne. Bumblebee buvo nužudytas per Transformerių kovą. Tai padarė Megatronas. O dieve, Megatronas yra labai pavojingas personažas. Todėl turime paskubėti. Turime priartėti prie Optimus Primo. Gerai, palikime mano dviratį čia ir eikime labai atsargiai, nes Megatronas gali būti netoliese. Ir mes turime rasti Optimus Primą. Turime būti labai... Optimusai! Mes jį radome! Optimusai Primai! Optimusai Primai tikrovėje atrodo kitaip. Bet tai jis. Tai tas sunkvežimis. Tikrasis Optimusas Primas. Tiesiog pažiūrėk į jį. O dieve. Tai yra tikrasis, galingas sunkvežimis, kuris gali transformuotis į Transformerį, į robotą. Tai yra Optimusas Primas. Sveikas, Optimusai. Ar girdi mane? Ne. Optimusas Primas! Ei, vaikinai, jis dėl kažkokios priežasties man neatsako. Bet pažiūrėkit, jis atrodo šiek tiek pažeistas. Arba tiesiog apleistas, nežinau. Pažiūrėkite į tą autobotų ženklą. Tai tikrai reiškia, kad čia tikrasis Optimusas Primas. Bet manau, kad jis su mumis nekalba, nes buvo sužeistas po kovos su Megatronu. Taigi galbūt turime jam padėti. Galbūt turime kažkaip atskleisti Optimusą Primą. Pažiūrėkime iš arčiau. Na, Optimusai, prašau, pabusk! Mums reikia tavo pagalbos. Megatronas yra netoliese, tai labai pavojinga. Gerai, galbūt jam trūksta benzino. Jis turi daug benzino. Pažiūrėk, kokios didelės šios padangos. Tai labai didelė ir galinga sunkvežimo padanga. Taigi galbūt galime patekti į Optimusą Primą ir priversti jį užsivesti bei važiuoti. Gerai, pažiūrėkime, ką galiu padaryti.
O dieve, pažiūrėk, kaip stipriai Optimusas Primas yra apgadintas. Visa kabina išdraskyta į gabalus. Tai gali reikšti tik viena. Kova buvo tikrai galinga. Megatronas prieš Optimusą Praimą. Ar vis dar įmanoma užvesti ir važiuoti su Optimusu Praimu? Na, pabandykime. Užvesti Optimuso Praimo variklį. Oho, Optimusas Primas veikia. Mes galime važiuoti su Optimusu. Tai beprotiška. Nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Oho, tikras išmetimo vamzdis. Pažiūrėkite, kaip jis rūko. O taip, vyrai, Optimuso Primo sunkvežimis. Jis toks kietas ir sunkus. Tai labai galinga. Vienas. What? Palauk, ką? Ar girdėjai tą keistą garsą? Atrodo, lyg variklis būtų sugedęs, ar kažkas panašaus. Taip, šis sunkvežimis yra labai prastos būklės. Pabandykime pažiūrėti, ar galime suremontuoti Optimusą Primą. Ne. Gerai, pažiūrėkime, kas yra po variklio dangčiu. O dieve, žinau, vaikinai. Žiūrėkite, čia yra tuščia vieta. Taip yra todėl, kad čia turėtų būti kibirkštis. Kibirkštis yra ypatingas dalykas, kuris suteikia transformeriams gyvybę. Bet dabar Šis Optimo Primo sunkvežimis yra apleistas, nes jis neturi kibirkšties. Turime ją surasti, kad atgaivintume Optimą Primą. Turime surasti kibirkštį, nes turime padėti Optimui Primui. Ieškokime jos. Eime, vaikinai, turime paskubėti. Taigi, Optimo Primo sunkvežimis buvo kažkur ten. Taigi, galbūt... Oho, vaikinai, žiūrėkite, čia netoliese yra daugiau radinių. Oho, čia yra ranka. Tai Bumblibio ranka. Ne vėl. Tai gali reikšti tik viena. Bumblibis buvo siaubingai išimtas per kovą su Optimu Primu ir Megatronu. Tai beprotiška. Tai viskas, kas liko iš Bumblibio. Negali būti. Negali būti. Bet gal Bumblibis bandė išgelbėti kibirkštį kažkaip. Gal jis bandė ją kažkur paslėpti. Nežinau. Bet žiūrėk, ką dar čia radome. O dieve. Tai labai ypatingas ir labai sunkus Optimuso Primo kardas. Jis naudojo jį kovai prieš Megatroną. Čia daug metalinių daiktų šiame mūšio lauke. Kur vyko kova prieš Megatroną ir prieš Optimusą Primą? Ir štai jo kardas, jo galingas ir metalinis kardas. Taigi, vaikinai, galime panaudoti metalo detektorių. Turiu idėją. Pažiūrėkite, ką turiu, vaikinai. Tai labai ypatingas metalo detektorius. Naudodami šį daiktą mes galime rasti daug metalinių daiktų. Ir galbūt galime rasti daiktų susijusių su transformeriais, su Optimusu Primu. Ir galbūt galime rasti kibirkštį, kuri pavers šį seną sunkvežimį tikru transformeriu. Gerai, pradėkime paiešką. Taip, manau, turime toliau ieškoti kažkur netoliese. Mano signalas stiprėja. Oho, labai stiprus signalas. Na, kas tai? Gerai. Ei, vaikinai, mes kažką radome! Sakiau jums! Taip, mes ieškosime metalinių daiktų. Ir radome šį keistą metalinį daiktą. O dieve, kas tai? Jame yra laidų. Jis pagamintas iš metalo. Ir... Dieve mano, jis labai sunkus. O dieve mano, bet jis tikrai atrodo kaip transformerių dalis. Galbūt jis priklauso Megatronui? Nežinau. Turiu paskambinti savo prenumeratoriui, kuris labai gerai išmano transformerius. Vaikinai, jei ir jūs norite, kad jums paskambinčiau, nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalo dabar. Paskambinkime mano prenumeratoriui, gerai? Ei, labas prenumeratoriau. Labas, Slavai. Tu esi transformerių ekspertas, tiesa? Taip. Turiu tau klausimą. Pažiūrėkite tą daiktą. Kas tai yra? Atrodo, kaip Megatrono ginklas. Ar tu tikras? Tai labai galingas, Slavai. Būk atsargus. Pažiūrėkime. Tai ne žaislas. Taip. Tai gali būti pavojinga. Ačiū. Būsiu kuo tikslesnis. Taigi, vaikinai. Tai yra dalis Megatrono rankos, bet tai tik maža dalis. Pažiūrėkite, kokia ji didelė. Tai iš tikrųjų yra blasteris ir jis turi Megatrono Decepticonų ženklą. Kaip jis turėtų veikti? O dieve, šis blasteris yra labai galingas. Aš sulaužiau medį. O dieve, įsivaizduokite, koks galingas yra Megatronas. Bet mes turime tęsti savo tyrimus. Dėl viso ko, pasimkime šį blasterį su savimi ir toliau ieškokime kitų transformerių dalių arba pačių transformerių. Ei, vaikinai, žiūrėkite, ten kažkas dėl tono guli. O ne,
Ar tai Camaro automobilio variklio dangtis? O dieve, vaikinai, žiūrėkite! O ne, tai dar vienas autobotų ženklas! Aš žinau, kieno tai dalis. Tai Bumblebee. Tai Bumblebee dalis, nes Bumblebee atrodo kaip geltonas Camaro, gražus sportinis automobilis ir jis yra Transformeris Bumblebee. O dieve, ar prisimeni? Mes jau anksčiau radome jo dalis. Taigi mes esame dideliame pavojuje. Jis vis dar čia. Mes galime matyti kovos pėdsakus. Robotai kovojo būtent ten. Tad tęskime paieškas ir ieškokime kitų dalykų. Galbūt rasime kažką, kas padės mums surasti Optima Prime'ą. Galbūt jis kažkur ten. Turime labai atidžiai tęsti paieškas. Turime rasti kažką, kas padėtų Optimui Prime'ui. Ei, kas ten? Tai dar vienas ginklas, vaikinai. Tai dar vienas Transformerių galingas ginklas. Bet šis priklauso Optimui Prime'ui, o ne Megatronui. Optima Prime'ą, kaip matote toje nuotraukoje, naudoja šį blasterį labai galingai. Todėl galbūt mes taip pat galime panaudoti šį galingą blasterį nugalėti Megatroną. Pabandykime! Ne, dėl kažkokios priežasties neveikia. Jis sugedęs. Manau, kad todėl, jog jis buvo vandenyje. Taip, jis čia taip gulėjo. Taigi jis visiškai permirkęs vandeniu. O gal tik Optimus Prime gali naudoti savo blasterių, tiesa? Bet kokiu atveju jis negalės naudoti šio ginklo, jei nerasime kibirkšties. Turime toliau ieškoti kibirkšties kažkur aplinkui. Galbūt. Gerai, ieškokime toliau. To mums nereikia, nes tai neveikia. Bet Megatrono blasteris yra labai galingas dalykas. Ir mes galime jį naudoti. Ieškokime kibirkšties toliau. Ji gali būti kažkur netoliese. Turime padėti Optimusui Prime'ui. Galime ieškoti kibirkšties amžinai. Ei, ar girdėjai tai? Tai Megatronas. Vėl jį girdžiu. Gerai, paleiskime droną ir pabandykime jį vėl šnipinėti. Kur jis yra? Gerai, laikas skristi ir vėl surasti Megatroną. Gerai, mes skrendame tiesiai virš lauko ir pažiūrėkite, vaikinai. Taip, tai Megatronas. Tai vėl jis. Sakiau jums, jis labai arti. Taigi mums čia būti labai pavojinga. Bet ką jis daro? Jis elgiasi kitaip. Jis nelaužo medžių ar kažko panašaus. Ei, pažiūrėkite. Vaikinai, jis bando kažką paslėpti. O kas jį tai? Kibirkštis? Taip, Megatronas pavogė kibirkštį iš Optimus Prime'o, todėl Optimus Prime'as nebegali transformuotis. Turime kažkaip jį atitraukti. Turime atitraukti Megatrono dėmesį. Palik mano droną danguje, aš turiu planą. Ir bandysiu panaudoti Megatrono ginklą prieš jį patį. Paleisiu šį blasterį ir galbūt tai jį atitrauks. Gerai. Pabandykime tai padaryti, vyrai. O dieve, taip. Gerai, patikrinkime droną, vyrai. Jis vis dar skrenda danguje. Taip, Megatronas kažką išgirdo. Jis bėga tą kryptimi, taigi jis paliko tai, ką bandė paslėpti. Gerai, bėkime. Labai pavojinga. Megatronas artėja. Megatronas buvo kažkur šiame lauke ir bandė čia kažką paslėpti žemėje. Ei, vyrai, pažiūrėkite, kas tai? Palauk, ne, tai kibirkštis. O dieve, tai tikra kibirkštis. Mes galime įdėti šią kibirkštį į bet kurį automobilį ir jis gali virsti tikrų robotų, transformerių. O dieve, tai neįtikėtina. Taigi, kol Megatronas lieka, mes turime bėgti. Turime bėgti ir išgelbėti Optimusą Prime'ą. Nuneškime kibirkštį prie Optimuso Prime'o sunkvežimio, kurį radome anksčiau. Einam! Taigi dabar mūsų eilė. Mes galime grąžinti šią kibirkštį Optimusui. Optimusai, ar esi pasiruošęs transformuotis? Jis dar nekalba. Gerai. Įdėkime kibirkštį į vietą. Padėsime ją štai čia. Va taip. Taigi, Optimusai Prime'ai, transformuokis. Oho, girdi tą garsą? Oho, jis transformuojasi. Wow! Optimusai Prime'ai, tai tu! Sveikas, Slavai. Tu išgelbėjai man gyvybę. O tai, prašau, išgelbėk mus! Tu turi kovoti su Megatronu! Nesustok! Ačiū tau, Slavai.
Wow, vaikinai, tai neįtikėtina! Tai buvo Optimusas Prime'as tikrovėje! Taigi Transformeriai, jie egzistuoja. Taigi pasakykite man, ar dabar manimi tikite, ar ne? Jei taip, parašykite savo komentarus. Apie ką bus mūsų kitas vaizdo įrašas. Ir nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti, nes turiu svajonę kuo greičiau pasiekti 5 milijonus prenumeratorių. Taigi, jei žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo, prašau, prenumeruokite dabar. Tai geriausia pagalba, kurią galite man suteikti. Taigi, prašau, prenumeruokite. Ir tai buvo neįtikėtinas nuotykis apie Transformerius ir Optimusą Prime'ą tikrame gyvenime. Mano vardas Slavas. Ačiū, kad žiūrėjote. Oho, ei, Optimusai, palauk manęs!